Na sveiki. Kasdien naudojamės kompiuteriais ir jie daro tūkstančius dalykų. Bet ar kada pagalvojat, kaip jie, masto? Net kai daro kažką labai paprasto. Šiandien kaip tik ir pažiūrėsim, kas ten viduj dedasi ir imsimės, tokio labai paprasto pavyzdžio. Įsivaizduokim tokią situaciją. Reikia greitai mokinių sąraše patikrinti, ar yra koks nors konkretus mokinys. Mums tai, kelių sekundžių darbas, tiesa. O kaip su tokia užduotim susidorotų kompiuteris, jeigu jam viską tektų daryti nuo nulio? Gerai, tai pradedam. Štai, sakykime, mūsų žaidimo laukas paprastas mokinių vardų sąrašas. Programavime jį pavadintume tiesiog mokiniai. Ir čia bus mūsų atspirties taškas visam šiam aiškinimuisi. Taigi, pirmas iššūkis. Galim pavadinti jį paieškos galvosukiu. Gerai, pirma misija, ar vardas Tomas yra mūsų sąraše. Atrodo, kas gali būti paprasčiau, ar ne? Bet po šituo paprastumu ir slepiasi ta pati fundamentalioji logika, kuria vadovaujasi kompiuteriai. Pažiūrėkim, kaip jie tai daro. Gerai, dabar nerkim giliau į pačią paieškos mechaniką. Bet prieš pereidami prie tų modernių stebuklų, pradėkim nuo pačių pamatų, nuo to klasikinio arba, kaip aš mėgstu sakyti, rankinio metodo. Tai padės mums suprasti, kas iš tikrųjų vyksta po tuo variklio gaubtu. Pati idėja iš tikrųjų yra labai intuityvi. Tiesiog, imam sąrašą ir einam per jį nuo pat pradžių. Pasižiūrim pirmą vardą, ar tai Tomas, ne? Gerai, judam prie antro. Ir taip toliau, kol arba randam, ko ieškam, arba tiesiog baigėsi sąrašas. O štai kaip ta intuityvi logika atrodo jau paversta į kodą. Čia matom funkciją pavadintą find element. Funkcija tai, galvokim apie ją kaip apie receptą. Duodam jai ingredientus, mūsų sąrašą ir vardą, kurio ieškom, ir jį grąžina rezultatą. O viduj matom tą vadinamą ciklą. Tai komanda, kuri tiesiog kartoja tą pačią veiksmą kiekvienam sąrašo elementui. Lygina jį su Tomu, kol, suranda atitikiminį. Paprasta, bet žiauriai galinga, tiesa? Gerai, pirmas lygis įveiktas. Dabar pasunkinkim užduotį. O ką, jeigu mums reikia nerasti konkretų vardą, o išrinkti, sakykim, čempioną? Tai yra vardą, kuris pagal abėcėlę būtų pats paskutinis. Programuotojai tai pavadintų didžiausias reikšmės paieška. Logika čia veikia maždaug taip. Žingsnis po žingsnio. Pirmiausia, tiesiog pasiemam pirmą vardą ir laikinai jį paskelbėm didžiausiu. Toks laikinas čempionas. Tada keliaujam per visus likusius ir nuolat lyginam. Jei randam vardą, kuris yra didesnis pagal abėcėlę, iškart atnaujinam savo laikinai čempioną. Ir šitą kartojam, kol nepereinam viso sąrašo. Ir vėl žiūrim, kaip visa tai atrodo kode. Šita find largest funkcija yra tiesiog mūsų algoritmo planas. Jinai sukuria tokią laikiną čempiono vietą, kintamąjį largest, tada eina per visą sąrašą ir kiekvieną vardą lygina su dabartiniu čempionu. Jei randa naują, vertesnį, karūnuoja jį naujuoju. Ir štai kur visas grožis. Jei norėtume rasti ne didžiausią, o, sakykim, mažiausią vardą, mums nereikėtų išradinėti dviračio iš naujo. Logika lieka absoliučiai identiška. Tiesiog pakeičiam vieną mažą palyginimo taisyklę. Vietoj ieškom didesnio, sakom ieškom mažesnio. Ir viskas. Tai puikiai parodo, kaip viena gera, fundamentali idėja gali išspręsti iškart kelias problemas. Gerai, iki šiol mes viską darėm, taip sakant, rankomis. Bet šiuolaikinis programavimo kalbos, pavyzdžiui Python, siūlo kur kas elegantiškesnį ir greitesnį sprendimą. Tai dabar pasiruoškit pamatyti, kaip viskas staiga supaprastėja. O dabar palyginimas, kuris, man atrodo, pasako viską. Kairėje mes matom lėtą, bet užtikrintą vėžliuką, tai mūsų tas rankinis metodas, kai kiekvieną žingsnelį turim atlikti patys. O dešinėje – raketa. Tai modernus būdas, kai vienintelė komanda visą darbą atlieka, akimirksniu. O štai ir gyvas įrodymas. Kairėje mūsų kruopščiai eilutė po eilutės parašyta find element funkcija. Dešinėje viena magiška Python kodo eilutė, kuri daro lygiai tą patį. Tai ne šiaip sau trumpiau, tai elegantiškiau, efektyviau, kontrastas tiesiog wow. Neįtikėtina. Gerai, prisiminkim dar kartą tą mūsų rankinį būdą, kaip ieškojo mažiausio vardo, tam reikėjo sukurti visą atskirą funkciją, ar ne? O dabar modernus sprendimas. Viena trumpa min funkcija. Viskas. Jie atlieka visą darbą už mus.
Jokių ciklų, jokios papildomos logikos. Tiesiog paprašai ir gauni rezultatą. Kaip paprasta. Ir lygiai tas pats galioja, kai ieškom didžiausios reikšmės. Vėlgi prisimenam visą tą find largest funkciją, kurią rašėm. Ir aišku, Python tam turi atitinkamą max funkciją. Vėlgi viena komanda pakeičia visą algoritmą. Man atrodo, tai tobulai iliustruoja šiuolaikinių kalbų galią ir, svarbiausia, efektyvumą. Gerai, tai dabar pereikim prie, manau, paties svarbiausio klausimo. Jeigu egzistuoja tokie paprasti, greiti būdai, tai kam išvis vargintis ir mokytis tų ilgų klasinių algoritmų? Taip, būtent. Kodėl negalima tiesiog, išmokti naudotis min ir max funkcijomis ir tiesiog pamiršti visą tą sudėtingą logiką, kuri slypi kažkur ten giliai. Pasirodo, atsakymas yra gilesnis, nei galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Žiūrėkit, esmė yra maždaug tokia. Klasikiniai algoritmai tai va tarsi abėcėlė. Jie išmoko mąstyti logiškai, suprasti, kaip apskritai problemos yra sprendžiamos pačiam pamatinėme lygmeni. O modernos funkcijos tai jau tarsi parašyti žodžiai ir sakiniai, kurie leidžia mums dirbti greitai ir efektyviai. Bet tikras profesionalas, jis moka ne tik skaityti, bet ir pats rašyti, kai to prireikia. Ir šita mintis viską puikiai apibendrina. Kai suprantami fundamentalūs principai, tampama nebe tik įrankių naudotoju, tampama kūrėju. Galima ne tik rasti didžiausią vardą sąraše, bet ir pavyzdžiui sukurti algoritmą, kuris suras, tarkim, sudėtingiausią maršrutą žemėlapyje. O tokie užduočiai jau nėra paruoštos min ar max funkcijos, tiesa? Ir pabaigai. Klausimas pamąstymui. Kiek dar tokių sutrumpinimų ar, magiškų įrankių mes naudojam kasdien? Nuo GPS navigacijos telefone iki muzikos rekomendacijų, net nesusimastydami apie tuos fundamentalius, sudėtingus algoritmus, kurie visą tai paverčia realybę. Ačiū, kad buvote kartu.